Labas rytas. Labas rytas. Va, koks pas mus bardakėlis. Atsikėlėm. Dabar yra 7 ryto. Ir reikės apsirengti, gal eiti išsimaudyti. Pavalgyti ir dar nuvažiuoti į Bedronką apsipirkti. Nusipirkom naują modą, kad garsas jums geresnis būtų. Matai, kaip stengiamės dėl žiūrovų. Rasa irgi dėl savęs stengiasi. Kiek braškių. Ir Lenkijoje tik kilogramas 14 zlotų. Ir šitas krepšys 3 zlotai. Tai gavosi bendras 2 kilogramai, tai čia virš 2 kilogramai. Mažiau nei 10 eurų. 30 zlotų, tai jo, mažiau nei 10 eurų, čia šius pigų. Tai va, dar elementų nusipirkom reikės ratai ir dar 2 baterijas. 2 baterijos kainavo 30, daugiau man atrodo, 38 eurų jo, jeigu versti eurus. Bet šitas geros jos ir žiemą ir vasarą laiko ilgiau. Tai va, bandysim dėti. Labai lūžta tie media modai kažkaip, tas garsiakalbis. Tai va, kol kas... Dar pasakyti, kad tas media modas ne visi žino. Tai sakiau, kad paimti mikrofoną. O dabar čia Krokuvoje jau esam, ane? Taip. Tai va, važiuosim kažkur apsižiūrėti. Tai va taip atrodo. Mikrofoniukas. Įsideda nuo vėjo. Ko tu ten juokiesi? Negaliu atsukti. Bando kėdę atsukti. Tau trukdo ta šiukšliadėžė, žinok. Ai, o Dieve, aš ją laužau. Taip. Ir lauža. Tai va, nebaigiau pasakot. Čia yra DJ mikrofonas. Ir mes turim jį dabar pajungti čia. Čia įdėsim, čia pajungsim ir vis garsas. Va, jau pasijungia šitas čia, o šitą mes jungiam į čia. Tai va. Ir taip turi veikti, dabar tik tai liko GoPro iki. Na va, dabar su mikrofonu jau turėtumėte geriau girdėti. A ne? Sakai ką nors. Sakau ką nors. Tai nereikia rengtis. Tiesiai mikrofoną. Tai va, gerai, veikia, galim toliau keliauti. Va, atvarėm į centriuką Krokuvos. Eisim pasižiūrėti ko nors ir pavalgyti. Kaip visada mes dar alkani. Tai va, pasiėmėm Bolt mašiną nuo parduotuvės ir atvažiavom su Bolt mašina patys. Kainavo 17 zlotų. Tai va. Bėda tik tai, kad palikti sunku kažkur, mažai stovėjimo vietų. Visos užimtos. Tik tai faktas, kad su kemperiu apskaitai nebūtumėm niekur prisiparkavę. Ne, čia su kemperiu į miestą važiuoti, tai čia net nesitikėti. Tai gerai, galim pasižiūrėti gražu. Gražus senamiestis. Gražus pastatukai. Eksterjeras. Gerai atrodo. Tas ypač senas namas tiesiai. Toksai.
neįleido į bažnyčią, net neėjom. Nes parašyti, kad su šortais negalima, tai nebandžiau. Kokia aikštė graži. Kartais parašyti tik vestinę, jiems prašom nelankyti. Čia senamiestis turbūt eit. Čia tai nereikia eit valgyti, nes čia... O kiek žmonių padavė turistų. Einam pažiūrėti kažkieno galvos. Pamatė kažkas galvą. Va kokia. And this is Heroes in Bold Okay, Beach go from on. Copenhagen. People like to go inside, look through the ice, and to the nose of the place. And once I had a tour in Saturday morning when I... Valgysim pizzas. Aš pasiėmiau rikotą dują, o Rasa dievolą. Kaip kur tu pasiėmei? Nu tai ateis toj padavėjas, pasiimsiu. Suvedinėjom sąskaitas. Toks meniu šaltibarščių, bet šaltibarščių nėra. Neapolietiškas picas, bet man net atnešė kažkokią be mėsos. Kamerą, grįžom į kemperį. Welcome. Braškės. Ir važiuosim į savo nakvojimo vietą. Atvažiavom į tokią vietelę. Čia prie Zakopanės netoli. Bet lyja. Kažką gal galėsim kažko pasikepti, o gal negalėsim. Žiūrėsim. Oi, va kokią radiją turim, parodysiu. Va. Įdomu ar gros. Čia nais kokią nors muzikėlę. Tuoj pažiūrėsim. Groja radijukę. Ir be baterijų? Taip, jungiau per šitą. Przyszła zapowiedź o wydaniu debiutanckiej płyty za 10 minut. Per laidą. Net tas baterijas nupirkau. Užkūrenau lauželį. Galvoju pasikepti reikia dešrelių. Iš bedronkos. Lauke lyja. Toks oras ne kažką, rytoj irgi lis. Tai rytoj planuojam važiuoti į Zakopanę. Ten yra kempingas. Apsistosim kokiom 2 dienom, nes rytoj dar palis, o kitą dieną bus jau šviesa. Tai va. Toks va vaizdas. Nieko ypatingo. Kemperis stovi. Čia mes vieni. Tai vakarosim, šiandien pavargom. Daug buvo kamščių, daug važiavom. Nors nuvažiavom gal tikrai kokius gal link 400 km. Nu, bet vis tiek yra kelio. Ypač ant Krokuvoj per kamščius varyt. Bėda bėdelė. Tai pavakariniausim ir ilsėsimės.
Kai nesikuria, darom tokį fintą. Jungiam ventiliatorių ant stipresnio režimo ir pučiam ant žarijų. Iškart dega. Va, dabar kepa. Gulim lovai, žiūrim podcastą Basket News ir laukelyje ir žaibuoja. Tai mėgosim šiandien su žaibais. Ne? Baisu, tai va, visą naktį lis ir rytoj lis. Ir griaudi. Tuoj gal nufilmuosiu žaibą. Visą laidą. O, gerai. Eisim miegot. Susitiksim rytoj ryte. Labas rytas. Važiuosim į kempingą Zakopanėj. Dar lyja lietus. Kaimynai stovėjo anglai, kartu nakvoja. Gera naktis. Moteriškė žiūri kažkokią kreivai ir piktai. Gerai. Papasakok apie šašlykinę. Šašlykinę palikom ten, galvom ryte pasiimsim ir nufyrino kažkas. Be šiukšlę susirinko, kaip šiukšlę. Ką, važiuojam. Atvažiavom į kempingą, vėliau aprodysiu, kaip atrodo. Dabar sustojam ir norim pavalgyti. Kepam vakarykštės dešreles, darysim arbatos ir dar balandėlius kažkokius lenkiškus. Čia Rasa. Sveiki, sveiki. Pas mus rytas prasidėjo, važiavom 30 km. Už kempingą sumokėjom dabar. Dar kiek nusimta, aišku, lenkiškai, bet kainuos 220 zlotų už 2 naktis. Čia gausis kažkur tai ten kažkiek eurų.